Kokia čia gali būti laimė? Nėra jokios laimės pas mane. Iš tikrųjų, dar tada mamai sakiau, kad šiame gyvenime noriu išbandyti viską. Aš suprantu, kad gyvenimas nenusisekė, kad aš nieko neturiu iš vis, nei šeimos, aš neturiu nei vaikų. Nu kas per vartojimą? Nieko gero, ligoninės, kalėjimas. Būtą 2 kambarių pravartoju su euro remontu. Sodą, galima sakyti, pravartoju. Bet čia su dvasiniu vydu, ką aš praradau, ir fizinė būsena. Fiziškai tapau jau silpna. Turiu viską, ko reikia laimingam žmogui. Visi aplinkui sveiki ir tai svarbiausia. Turiu mėgstamą darbą, mėgstamą hobį, turiu gerus draugus, turiu gerą šeimą. Pirmiausia, aš jaučiuosi save realizavęs. Aš pasiekiau sporte tai, ko aš norėjau pasiekti. Toliau aš sportuoju ir gerai jaučiuosi, nes sportas aš visada tvirtinu, tai yra jaunystės eliksyras. Laimė tame, kad turiu ką veikti. Aš žinau, kad aš atsikelsiu, aš žinau, kad aš eisiu į treniruotę, aš žinau, kad mano dienos grafikas yra pilnai užpildytas. Kai tu turi gairės, kurios tave veda į priekį, tai yra tik tai lengviau. Lijana, 23 metai, vartojimo stažas 9 metai. Pabandė žolės, dabar vartoja heroiną. Per 9 metus pravartojo 130 000 eurų. Susipažinau su vaikinu ir jis man davė paragauti. Ką jis tai vartoja? Heroiną. Aš jį prašiau mesti. Prašiau tikrai iš visos širdies, o jis nemetė. Aš jam pasakiau, jeigu nenori mesti, tada duok man paragauti, aš tokia, būsiu kaip ir tu. Mantas Kalnietis, krepšininkas, 29 metai. Profesionalaus sportininko stažas 12 metų. 2-kart Europos vicečempionas. Pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtojas. Tai, kad aš nuo pat tų 6 metų nebuvau pakeitęs jokios sporto šakos ir man tas krepšinis labai patiko ir paprasčiausiai buvo nedarbas, o hobis. Baisiausia būdavo man bausmė, jeigu blogai mokysiuos, kad negalėsiu sportuoti. Ką jums duoda sportas? Sveikata, disciplina ir kaifas. Daryti tą, ką tu labiausiai mėgsti gyvenime ir dar už tai gauti uždarbį. Iš tikrųjų, man labai nepatiko. Nepatiko, vėmiau. Nepatiko man ir 2 kartą, ir 3, ir 4. Ir aš nežinau, aš net negaliu atsakyti į tą klausimą, kodėl aš taip dariau. Man pačiai įdomu, man nepatikdavo, bet aš dariau. Gal arčiau būti jo, prakaituoja labai, pykina tave, laužo kaulus tau. Nėra malonu iš tikrųjų. Pradėjau vartoti 14 metų ir pas mane tokia vaikystė buvo, kad viską turėjau, visko buvo per daug, gyvenau gerai. Heroinas slopina smegenis, atsiranda stipri psichofizinė priklausomybė, negrįžtamai pažeidžia nervų sistemą. Deividas, 28 metai, vartojimo stažas 13 metų, visus pinigus pavagė ir išleidžia dozei, serga hepatitu C. 14 metų, 13 buvo, iš tikrųjų, žiūrėdavom kitai, kai kieme lakstydavom, irgi tokie vyresni, irgi žiūrėdavom, būdavo įdomu, ten kas rūko žolę, dar ką nors pabandyti irgi norėdavom. Ir pabandydavom vieną, tokį narkotiką, kitą narkotiką, bet nesuprasdavai, kad esi jau žiūri, kad savo rogėse esi. Žydrūnas Savickas, galiūnas, 40 metų, 7-kart Arnold Classic nugalėtojas, 6-kart pasaulio galiūnų čempionas, 80 skirtingų rekordų įvairiose galiūnų rungtyse. Svarbiausia buvo tai didžiulis noras. Kada aš atėjau pirmą kartą į treniruoklių salę, man buvo 13 metų tada, pajaučiau, kad galiu šioj srity pasiekti daug ir tada aš kryptingai dirbau daugybę metų, kol atėjo rezultatai. Tiesiai iš mokyklos aš eidavau į sporto salę, ten praleisdavau net po 3-4 valandas, grįžęs namie, paruošdavau pamokas ir į lovą. Surikiau gal kokius 3 mėnesių dieną iš dienos, paskui man kažkaip tai žiūrėjom, mes jos negavom, buvo dinga žolė, nebuvo kur paimti žolės. Pasiūlė kitų narkotikų, prasidėjo nuo amfetamino. Pradėjome amfetaminą, žiūriu, kad amfetaminas visai neblogai. Paskui žiūrėjau, to amfetaminą būna, kaip nemėgė po 5-6 paras būna labai blogai. Kiti iš vyresnių pasiūlė yra toksai vaistas, tas heroinas, kas narkotikas. Tai pabandykit, nebus tos depresijos nieko, pabandėm heroiną. Kaip pabandžiau iki šiol varau.
Žolė ir alkoholis. Prasidėjo nuo to viskas. Žolė. Nėra tokio dalyko kaip nekaltas narkotikas. Atsiranda noras pabandyti sunkesnių narkotikų. Visi tie, kurie šiandien vartoja heroiną, pradėjo nuo žolytės. Kas jūs esat? Žmogus, kaip, negyvenu, egzistuoju. Koks čia gali būti gyvenimas, jeigu kaifuoji, daugiau nieko nematai. Aš visada buvau užimtas, reikėjo mokytis, reikėjo sportuoti, reikėjo namuose padėti įvairius darbus dirbti. Taigi tikrai buvo užimtas, kad nerasdavau minutės pagalvoti apie kažką čia dar paveikus, nes darbų buvo pilna. Antonas, 28 metai. Vartojimo stažas 17 metų. Prarado šeimą, draugus, psichinę ir fizinę sveikatą. Nebežino, ką reiškia džiaugsmas. Gyvenau su motina, su broliu bendrabuty. Ten viskas ir prasidėjo, motina dirbo. 11-12 jau buvo pirmi bandymai. Kaip, su draugais, taip, smalsumas, noras pasirodyti, cigaretės, alkoholis, žolė, amfetaminas, ekstazė, heroinas, kokainas, krekas, grybai. Viskas, labai smalsus laikas buvo. Renaldas Seibutis, krepšininkas, 30 metų. Profesionalaus sportininko stažas 13 metų. 2 kart Europos vicečempionas. Pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtojas. Šiai dienai esu labai laimingas, nes visų pirma esu sveikas žmogus ir turiu šalia savęs pačius brangiausius savo žmonės. Narkomanas yra nelaimingas žmogus. Narkomanas nėra egoistas. Jau ta liga padarė jo to egoistų, taip egoistiškai privertė jį elgtis. Tėvai mane išmokė mylėti gyvenimą, gerbti vyresnius, siekti savo užsibrėžtų tikslų ir nepamiršti žmonių, kurie tave supa. Tėvai tikriausiai turi skirti daugiau dėmesio savo vaikams, įsitikinti, kad jie yra užimti. Nusikaltimai. Laikydami ar vartodami bet kokius narkotikus, pažeidžiate įstatymą. Narkotikai brangus. 99% narkomanų pinigų jiems prasimano nusikalstamais būdais. O jums per dieną kiek reikia pinigų heroinui? Kiek padarė, tiek jau heroinų? 5 eurų gal. Čia reikia suktis žiauriai. Reikia judėti normaliai. Čia daug vagiai, kiek kartų? Aš jums nepasakysiu, kiek kartų. Kiekvieną dieną. Aš daugiausiai pardavinėjau narkotikus. Vagystės, kažkokios machinacijas, aš nežinau. Gatvė išmokino, kur gauti pinigų. Viktoras, 34 metai. Vartojimo stažas 17 metų. Vartoja viską, ką tik gauna. 10 metų sėdėjo kalėjime už plėšimus narkotikų platinimą. Gyvena nakvynės namuose. Serga živ. Kiemo draugai pirmie pabandė, aš iš savo kiemo gal paskutinis pabandžiau, bet mačiau, kad jie ten dūrėsi, kai pasakojo, kad labai maloniau negu gerti ten, negu uostyti klijus. Buvo tokia euforija, buvo taip viską lengva, taip, nežinau, pasaulis toksai atrodydavo, nėra jokių problemų, nežinau, tokį jausmą neapsakyti, bet labai malonus buvo jausmas pirmą kartą. Ir nuo pirmą kartą užsikabinau. Ar žinai, ką perki? Narkotikuose yra priemaišų. Miltai, žiurknuodžiai, soda, nuodai, įvairūs vaistai. Niekada negalite žinoti, kaip tam tikras narkotikas paveiks jūsų organizmą. Kai kuriems pakanka vieno karto. Turit draugų? Jo, turiu, bet irgi iš narkomanų tarpo. Apie ką jūs kalbatės? Apie narkotikus daugiausiai. Ką kalbate apie tos? Kur geresni yra narkotikai, kur geresnės dozės, kur didesnis, kur pigesnis, daugiau, arba kur galima pinigų prasimanyti lengviausiai, tokias kalbas daugiausiai. Esu buvęs beveik 100 pasaulio šalių, aš užsidirbau savo pragyvenimui, kad įgyvenčiau visas savo svajonės, visus savo norus. Aš suradau sporte daug draugų. Draugų aš neturiu, kadangi mūsų rate niekas nėra draugas draugui, nėra tokių. Kaip mes nepasitikim vienas kitų, apgaudinėjam. Mama mane vis dar taip ir myli.
tempia mane iš visų jėgų, iš paskutinio, kiek gali. Arvydas Mišeikis, kultūristas, 49 metai. Sportininko stažas 30 metų. Medalių skaičius 50. Lietuvos čempionas, Europos čempionas, pasaulio taurės pirmos vietos nugalėtojas. Brolis parsitempė štangą iš kažkur, nežinau. Pamačiau, kaip jis kilnoja tą štangą, ir aš pabandžiau, man patiko. Tai taip ir prasidėjo. Grįžęs iš kariuomenės jau tada atsidariau savo sporto klubą. Jo, sportavo nemažai žmonių pas manęs ir žinomų žmonių sportavo. Mano tas hobis virto į darbą. Nėra buvusių narkomanų. Net nebevartojant jų ilgą laiką, poveikis gali grįžti staiga. Tik 2% narkomanų išmoksta gyventi be narkotikų. Tai jūs, žodžiu, taip normaliai galit prakentėti vieną dieną? Vieną dieną, 2 galiu. Bet sakau, bet vis vien aš turiu, kad alkoholį turiu pakeisti. Alkoholį ant viršaus. Bet kas iš to alkoholį, kiek begersi, nulūši 5 minutėm atsikelsi vėl blaivas. Mes ryte atsibundam ir galvojam, kur gauti kad sveikatą pataisyti ant dozės. Manyčiau, kad narkomanas gyvena, tarkime, lyg tai būtų iliuzijų pasaulis. Ir jisai meluoja visų pirma savo, bet tuo pačiu pradeda apgaudinėti ir visus kitus. Šiais metais 3 kartus gulėjau priklausomybės ligų centre, jau 3 kartus bandžiau persilaužti. Kaip, nežinau, nelabai sekasi. Man asmeniškai nėra niekas gyvenime pasiūlęs jų. Gal žinojo, kad aš į tą sportą linkęs labiau, tai manęs netraukia nei rūkalai, nei narkotikai, tokie dalykai. Tai aš manau, kad dauguma jaunų ypač žmonių pavartoja vien dėl to, ne dėl to, kad jie patys labai nori, bet dėl to, kad būti šalia kietas prie kažko kito. Aš labai jų gailiu, nes iš tikrųjų žmonės nesupranta, ką daro ir taip lengvai sugriauna savo gyvenimą. Išsikapsimas negarantuoja, kad vėl į tą liūną nepakliūsi. Iš tikrųjų, tai tokie dalykai labai greitai traukia ir traukia ją į dugną. Tas yra blogiausia. ŽIV AIDS. 2014 naujai nustatytų ŽIV nešiotojų skaičius 141. ŽIV sukelia AIDS, pasireiškiantį infekcijomis ir navikais. Naujai susirgusių AIDS skaičius 2014 37 žmonės. O dabar jūs turite svajonių? Šiaip dabar jo. Apie ką svajojat? Aš dabar esu ŽIV infekuotas jau ilgai. Svajoju, kad atrastų vaistus, kad pagydytų tą ligą. Gyvenu aš, kuom klausit. Viltim, gal tikėjimu, kad vis tiek aš tokia nebūsiu, kada nors ir mesiu. Tu prarandi viską, tu apkeiti į narkotikus tikriausiai visą savo pasaulį. Tu prarandi draugus, prarandi pagarbą. Kas jūsų laukia, jeigu jūs nemesit? Mirsiu. Ar vieną kartą įsidursiu, ar bus kokie ar blogi narkotikai, ar per didelė dozė. Užburtas ratas. Visi, kas žadėjo euforiją, melavo. Įsigijate narkotikų, valandėlę geros ar blogos savijautos, vėl trokštate narkotikų. Taip be galo. Aš palinkėčiau parodyti savo charakterį ir jeigu tu supranti, kad tai yra blogas dalykas, tai parodyti kitiem galbūt net pavyzdį, kad tai nėra gerai ir to atsisakyti. Aš tik tai palinkėčiau jaunimui surasti savo vietą gyvenime, savo kažkokią tai sritį, kuri jam patinka ir nebūtinai tai turi būti sportas, gali būti muzika ar tai dailė. Kada žmogus save realizuoja ir tom gali pasidžiaugti, tai ta euforija tiesiog žodžiais tai yra neapsakoma.